Vieciūnuose atsirado po pačiu Liškėvo ežerėlis. Buvo tai labai graži vieta, lygiai pievelė tokiais gojelis, tai buvo uogų aplinkui ir jaunimas visada susirinkdavo po darbų, ten šokdavo, dainuodavo, veseilydavosi visi. Ir vienu kartą jiems beslinksminant, ateina kokies nepažįstamas žmogus, jis tai pavaikščioj, pasrėdis gražiai atrodo ir dingo. Po kiek laiko žiūro ir vėl jis ateina, tai kaip tie vis svečimas buvo, tai dziniai, tai jį praminė žmonės kazoko. Tas kazokas po kiek laiko jau prisvežė medienos ir žiūro žmonės, kad jis stato namus, pastatė didelį namų, prie namo karčmų tokių padarė, aptvėrė daržų aplinkų namus, ir pradėjo vilioti vyrus ant tuos karčiamų. Vyrus viliojo į moteros verkauną, keikė tų kazokų, kad vyrai meta darbus ir jau eina visi ant tų karčiamų, neša pinigus. Tai kazokas uliojo su vyrais, bet jam parūpo dar ir mergų reikia pasvilioti, kur gražesnė. Tai jis vienu prisvilioja palaikoti vakarų, kitų vakarų, kitų, kur gražesnė. Jau moteros pradėjo ir mamos verkts, ir vyrų. Ir jau doktorys, kad nepareina, pradėjo moteros keikts, verkts, net jų akys visų raudonos nugverkimo. Ir ne vienų tėvas ir iš namų išvarė doktorį, nugis armata, merga su vaiku ant visos parapijos. Ir paskui vieno kartą paskėlė nugliškėvos debesys juodas, o ūža, jau čia apie pusę vasaros, vyrai greičiau javus veža janklonus, reikia moteros ant vaikų, varykit gyvulius, greičiau tvartuose, užeina grausmas, subėgo visi, introbas, pradėjo poterauts net moteros, vyrai žagnojas nusgando, kiva sako, pabaiga bus pasaulio. Užėjimas, traškėjimas, kubužajo, bet kaip tas debesys greitavo. Tai tebesi greitai ir nuviai, nušvieto saulė, vaivorykštė, o gražu. Visi jau pradėjo iš namų eiti, žiūrėti, jau vyram rūpi vėlintų karčiamų, pasėjėdį ant kalnokų, tai žiūro, kad neragės tos karčiamos, vienas kitų šaukia, moja, pažiūrėk, neragės dvaro ar karčiamos. Ir teb nėra, nuveina, pažiūro, ogi tai gražumas, o ežerėlis, o liuliuoja, vanduo mėlynuoja, o žuvytės gražos, tik šokinėja, tik blizga, sakytėm, raudonom, kaprai daug žmonių žiūrėts, nugi stebuklas, sako, dingo ir karčiama, ir tas dvaras, tik ežerėlis liko. Ir ta žuvis vis jau praminė raudėm, už tai praminė, kad moteros nugraudojimo buvo raudonos akys jų visų nugverkimo, ir tos žuvytės buvo visos raudonom akim labai gražos. Ir jau tai paskui praeidavo, tai žmonės žiūrėdavo, irstydavos vis po tų ežerėlį. Ir vienas tik kokis gal neatsikis buvo, ir insmuko tą ežerėlį, insmuko ir neranda jo, ir su lotom, su basokais ieškojo, visi niekam neištraukė to vyro. Sako, bet tas ežerėlis bus su Nemunu susijęs. Ir akurat, už kelių parų randa tų vyrų išplaukus į Nemunan. Tai visi sako, kad moteros keikė, kad tas ežeras vandeniu pavirstų. Ir tas kazokas nuskys, ir nuskindo, ir kazokas, bet kaip jau moteros keikė tuos vyrus, kad jai nuskysit namo neikit, tai tas kazokas, ir kuris namo eis, niekuris nei pa vandeniu, nuplaukė, gal kur net iki Merkinį.